Tai vat, mano make-up yra done. Sveiki visi, tai pagaliau nufilmuosiu jūsų labai ilgai lauktą ir žiauriai daug kartų prašytą make-up tutorial. Tai visuomet prieš dedant makiažą aš nusiklinzinu veidą labai gerai ir užsidedu kremą, kad man sudrėkintų veidą. Na ką, sudrėkinau veidą, man ką tik tiesiog taip raudona akį pasidarė. Žodžiu, aš turiu primerį šitą, bet aš jį vieną kartą panaudojau, man kažkaip nepatiko. Aš naudoju tokį Yves Saint Laurent, yra toks irgi primeris, bet aš dabar jo nebedėsiu, nes aš uždėjau kremą. Ok, tai kaip base aš naudoju šitą Mišą pudrą, ją pirkau Eurokose, čia yra Shade 21, čia yra BB kremas. Tai va, jisai man žiauriai geras, aš su kosmetologija žiūrėjau, kad jisai nekemša porų ir jį geriausia dėti po kažkokio kremo, kad ten, kad ir nekemša porų, vis tiek ten, kad nebūtų jokių užkimšimų. Tai va, uždedu šitą pudrą, belia kaip jisai per veidą ir tada išblendinu. Aš pagrindę naudoju Mišą pudrą, o čia šitas Whitney naujas visiškai man nepatinka. Nes man po jų taip oda perbruka, taip susiriečia, nusilupo tiesiog oda. Tai man Mišą pudra yra tiesiog the best. Tuomet aš pasiėmu šepetuką ir tiesiog taip išblendinu pro visą veidą. Ir jūs pažiūrėkite, ant kiek gerai susiblendinu, tiesiog su tavo oda. Nes pas mane nėra spalvų, nes aš nebenešiau makiažą 2 mėnesius, bet dabar vėl turbūt pradėsiu nešioti, nes jau susitvarkė oda. Tiesiog yra tie raudonumai. O vat Mišą pudra man kaip tik ir užtušuoja tos visus raudonumus. Būna tiesiog toksai tiesus, lygus veidas su viena spalva. Pas mane čia tik vienas dar nedingo, bet niekas man netrukdo. Tai vat, užsidėjau Mišą pudrą, matot kaip švyti tiesiog veidas, ant kiek gerai atrodo natūraliai. Paskui užsidedu čia tokį bronzerį iš Glam, labai fainas, čia iš 2 pusių, vienas toksai smailesnis, o kitas toksai bukas, bet aš naudoju tą smailesnį tiesiog nubrėžti kontūrą. Ir tuomet jau sublendinu su kempinėlė. Galima blendinti ir su šepetuku, nėra skirtumo, bet man su kempinėlė patogiau šiek tiek. Ir žiauriai gražiai atrodo, nes aš esu, kadangi dabar nelabai degusi, ir ant tokio labiau baltesnio veido užsidedi bronzerį ir pažiūrėkite, kaip gerai atrodo, tiesiog wow. Tai va, įsiblendinu taip kontūrą bronzerį, tai va, įsiblendinam ir pažiūrėkite, kaip gerai atrodo, tiesiog taip natūraliai, taip gražiai, lygtais tu įdegęs esi. Tuomet, jeigu nori tokio ryškesio, tokio wow įvaizdžio, tai galima dar ir, kaip miltelius susidėti bronzerį, tai truputį čia patapšnoji. Ir va čia va. Neatrodo dabar per kamerą, kad kažkoks difference yra didelis, bet kai in real life pamatai, toks atrodo, wow, tu tipo kažkur buvai deginti. Bet žodžiu, tai padarai viršų truputį ir padėk. Tuomet eina blushas, aš naudoju Rare Beauty blushą. Turiu ir šitus kaip liquid, turiu ir miltelius šitus. Šitus man draugė atidavė, draugė tai klasiokė. Ir jų labai nedaug reikia, nes jie yra žiauriai pigmentuoti. Tai šiek tiek uždedi ir gražiai natūraliai atrodo paraudimas tiesiog. Aš dedu ant žandukų vietos, čia nededu, nes čia eina bronzeris, tai kad nesusimiksuotų, ten negražiai atrodo, tai dedu tik čia prie žanduko, apačioj akies. Ir dar galiu tokį secret užduoti, kad aš labai mėgstu dėti blushą, čia apačioj ant tokio galo, nes labai gražiai atrodo, taip natūraliai atrodo sankis, žiauriai gražiai atrodo. Tai, jūs net nepastebėt, bet iš tikrųjų, realybėj, labai kažkaip gražiai visas bendras vaizdas susidaro. Taip, galima per visą akį, ir gražiai žiauriai atrodo. Atrodo, kad tu tiesiog natūraliai, toks natural make-up, tai Tuomet aš dedu concealerį, man šiaip nereikia concealerio, nes mano paakiai nėra juodi, bet uždedu, kad gražiau atrodo. Vis tiek kažkiek atrodo geriau su concealeriu. Tai neklauskit, kokį aš dedu concealerį, realiai man nėra skirtumo, aš galiu bet kokį dėti. Bet aš nusipirkau Indijai tokį concealerį, jis, žinau, atrodo crazy, bet jisai tokio gerumo. Aš dedu šitą, tokį baltą shape, žiauriai gerą. Aš nežinau, aš čia truputį jį kažkokiais būdais labai negražiai jisai pasidarė man čia, bet don't mind. Jisai labai geras yra, aš kamputį užkabinu už tą balto ir tiesiog, čia padažau, žiauriai gerai atrodo. Tai čia akis su concealeriu, čia akis be concealerio. Yra truputį skirtumas, kažkaip padidina akį ir gražiau padaro, concealeris. Tai prašau, žiauriai good atrodo. Aš šitą concealerį nusipirkau Indijai prieš 2 metus, jeigu neklystu. Ir ta prasme, man jisai taip gerai laiko, kad čia yra wow. Ok, tuomet man asmeniškai fainiausia dalis yra highlight, čia yra iš Rare Beauty highlighteris. Jisai man sutrupėjo. Man pastebėjau visi Rare Beauty dalykai, būtent paletėse tokiuose, man jie sutrupa. Bet jau dabar gerai, nes čia aš jau tą sutrupėjus visą dalyką jau nuėmiau. Tai man liko jau apačia viskas gerai. Tai ir aš jį dedu per akį ant akies voko čia, virš akies, jo, tai va. Ir aš taip dievinu šitą highlighterį, jūs tik pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo.
Aš dedu stipriau apačioj akies, va čia va apačioj, o silpniau va čia viršui, tokį silpnesnį. Kad nebūtų ten visa barbė blizganti, bet apačia va stipriau galima, o viršui va švelniau. Tai va atrodo highlighteris. Tuomet dar uždedu ant cheeks, čia tai va paimu ir va tiesiog bum bum bum. Daugiau galima ir va tai va. Uždėti labai gražiai blizga, tiesiog wow. Ir realiai in real life žiūri gerai batas. Pažiūrėkite, kaip gerai atrodo. Aš tik dievinu. Aš dažniausiai dedu tokią įstrižai liniją, va taip, va, kad eitinai. Tai taip įstrižai tegul man eina ir va, pažiūrėkite tiesiog. Wow. Aš tiesiog devintam dangui. Nu ir kad gražiai atrodytų, aišku, ne per daug, bet uždėti truputį čia, kad blizgėtų. Ir tada per visą tai va. Tai vat visas beisas kaip ir done, dabar reikia pasidaryti mascarą. Aš turiu labai daug šitų tušų, bet aš naudoju, čia yra labai geras Lancome, aš jį nebent ant viršaus susidedu, bet nenaudoju. Pagrinde aš naudoju šitus du L'Orealio, žiauriai geri telescopic mascara. Sakau, čia turbūt pusė population jo naudoja. Jisai labai geras yra, man asmeniškai žiauriai patinka ir žiauriai gražiai padaro blakstienas užvestas, nes, o jėzau, aš blakstienų šiaip nerečiu, aš blakstienų šiaip nerečiu, pas man jos natūraliai yra užriestos. Aš aišku prieš mėnesį su trupučiu dariausi laminaciją, bet jos jau nebėra. Tai vat aš naudoju šitą Lancome tušą. Neįmanoma man pasidažyti blakstienų neįsipurvinančią visos akies. Žodžiu, tai aš uždėjau visai nemažai layers, kad būtų tokios tamsesnės, ryškesnės. Ir ant viršaus dar uždėtų dar vieną layer kitos mascara, kad būtų tankesnės, iš viso dar labiau storiau atrodytų. Ir jau tuomet iš Douglo užsidėjau tokį lip pencil, apivežiu aplinkui. Tai vat užsidėjau ir dabar paskutinį tokį iš Lancome. Gavau iš Jorio mamos dovanų, labai fainas, ten su kvepalais ir dar tuo. Tušą gavau dovanų, tai žiauriai man patinka. Žiauriai gražiai blizga. Pažiūrėkit. Dar kartais praeinu pro savo visiškai nematomus antakius su eyebrow pencil, kad gražiau atrodytų. Truputį tamsesni. Ir dar man toks secret yra, kad aš žiauriai mėgstu pereiti su eyebrow pencil pro akis. Ir pažiūrėkit, žiauriai gerai atrodo. Išlindo saulutė, lauke dar paukščiukų čiulba, taip fainai. Sudedu plaukų lako ant veido, kad steintų makiažas. Ok. Nes kiek aš išbandžiau tų visų, kad laikytus makiažas, šitas yra geriausias. Plaukų lakas, bet koks. Tai va, tikiuosi patiko, tikiuosi padėjau kažkuo, galite tipsais pasinaudoti. Ir dabar visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki.